Vasara baigės, bet pramogos ne. Esam Snow arenai ir lekiam padūkti ant sniego. Kalbamės su Sigita, šio masyvaus pastato, kur galima kiaurus metus čiuožinėti, valdove. Tai Sigita, papasakokit, kelintus metus skaičiuoja jau Snow Arena? Snow Arena jau pradėjo skaičiuoti 3 metus. Ir kaip per tos 3 metus pasisekimas, ar patenkinti rezultatais? Taip, mes rezultatais esam labai patenkinti. Žmonių netrūksta? Tikrai ne. O atvažiavus, sakysim, vasarą, ką būtų galima gauti Snow Arenoje? Atvažiavus vasarą galima gauti sniego. Ne, šiaip mes vasarą, aišku, turim daugiausia sportininkų, profesionalių sportininkų. Galim drąsiai sakyti, jau dabar pradėję skaičiuoti 3 sezoną, kad vasarą, sakykime, yra mažiausias rautas atvykstančių pramogauti. Bet turime didelius rautus sportininkų. Tai dabar, spalio viduryje jau pradedam 3 pramogaujančių slidininkų, snowboarderių sezoną. Iš kur pagrindė atvažiuoja tie profesionalūs sportininkai? Ar tai lietuviai, ar iš kitų aplinkinių šalių? Lietuva ir, aišku, visos artimiausios šalys – Lenkija, Latvija, Estija, Rusija, Baltarusija, Suomija, Čekija. Žodžiu, užtenka. O jeigu aš, pavyzdžiui, aš mėgstu čiuožti snieglentę, atvažiavęs, ar rasiu kokią nors pramogą savo ekstremalę? Snow parką? O kokio ilgio yra trasa, pati trasa, uždaroji trasa? 460 metrų. Aš atvažiavau arba kitas žmogus atvažiavo ir neturi savo inventoriaus. Ar pasirūpinsit, kad laimė šypsotus ir jis galėtų praleisti puikų laiką ant kalno? Tikrai taip, pasirūpinsim. Jeigu neturit inventoriaus arba drabužių, tai nėra problema. Nuomos punkte viską galima išsinuomoti. O taip netyčia nutiktų, man sugenda snieglentė arba slidės. Yra servisas? Taip yra. Ir dabar mums dar toks vienas klausimas kyla apie instruktorius. Ar būtų kas pamokina žmonės? Taip, tikrai taip. Turim Druski School mokyklą. Taip pat turim savo instruktorius. Išmokinsim nuo mažiausio iki senioro. Tai žodžiu, galite pradėti mokinti vaikus nuo kelių metų, 3 metų, iki 60-70? Iki 99. Netgi ir toksai buvo klientas? Esam turėję ir šiaip dažnai turim klientą, kuriam yra gerokai virš 80. Oho, pavydėt, tik tai belieka. Atvažiavus į Snow Areną galima ne tik tai pačiuožti, bet galima ir skaniai pavalgyti. Kur būtų skaniau valgyti? Čia ar reiktų keltis į kitą restoraną? Nu jau čia, žinokit, skonio reikalas, aišku, ką mes daugiausiai komplimentų gaunam dėl mūsų picų malkiniai krosniai keptų. Čia turim tiesiog greitą maistą, Aero galerį turim gurmaniškus patiekalus, tai... Ten jeigu nori būti kietesnis, tenais eini. Po smagaus slidinėjimo romantiškai vakarieniai, taip. Ateis žiema. Ko lauksime lauke? Žiemai, aišku, mes jau ruošime žiemos sezonui. Ir kai tik tai pradės šalt ir snigt, mes pradėsim gaminti sniegą ir atidarysim lauko trasą. Ar daug patrankų turite? Turim tikrai daug ir sniego tikrai užteks. Kiek metrų bus lauko trasa? 640 metrų. Atvirkštinis skaičius negu viduje? Nu, ta prasme, 460, 640. O ar žadate kokį nors padaryti parką snieglenčių lauke? Tai planuojam padaryti snieglenčių parką, planuojam atidaryti kaip ir pernai antrą trasą trumpesnę.